Tai sveika, miela Monika. Šiandien mes susitikimaujam ir tu esi mano aroma bendramintė, aroma bendražygė. Ir, kaip aš sakau, laiko patikrintos, keliavom ir po Ameriką, bent visą mėnesį iškeliavom, tai patikrina žmonių draugystės, ar ne? Tai iš tikrųjų ir mokėmės kartu Vibration Raindropus, ir keliavom, ir nuotykiavom, ir dalinomės, na kaip ir draugai, dalinasi ir savo džiaugsmais, ir kažkokiais tai rūpesčiais. Tai visada, kaip ir visur, neaplenkia mus aroma temos, ar ne? Tai atsimenu, vieno vakaro metu mes kažkaip pradėjom dalintis savo patirtimi ir tu užsiminiai apie savo vyrą. Ir dabar, kad tos istorijos aš neiškreipčiau, tad kviečiu tave, Monika, labai ačiū, kad tu šiandien sutikai pasidalinti, skyriai savo brangų laiką, kad tu pasidalintum tą priešistorę, kaip ten buvo su tavo vyru, ar ne, kad aš tų detalių neiškraipyčiau. Sveika, Daivut, mieloji. Labai smagu su tavim kalbėti visada. Tai Amerika nebereikalo. Čia taip sutapo, kad mes kalbėjom tą temą, nes mano vyras irgi norėjo ten važiuoti, bet jis negalėjo. Dėl to, kad nedrįso tokios ilgos kelionės savo pasiimti dėl trombo kojoje. Jam buvo tokia nelaimė ištikusi, jis visą laiką turėjo venų išsiplėtimą jau labai senai. Bet kadangi sportuoja, žmogus nori kažkaip tai judėti, sveikiau truputėlį nors kažkiek gyventi, tai ištiko bėda, kad su kamuoliu kaip tik gavo tenais tas išsiplėtusias venas ir nežinau nuo to ar ne nuo to, bet susidarė tikrai didelis trombas. Tai va, tai kaip ir gyveno metus laiko su juo, nes gydytojai taip kaip ir suabejojo, čia operuot, neoperuot, kaip čia kas. Ir po metų vėl pasidarė tyrimus, kurie parodė, kad jis niekiek nepakitęs. Tai vat vaikščios minės ir aš matyt pasidalinau kelionės metu. Ir tai, ką tu man pasakėjai ir mūsų dar kitos bendražygės man pasakė, tai išties buvo turbūt esminė pagalba mums. Jūs pasidalinote tokiu kaip ir receptuku, ką daryti, kai yra kraujagyslėse trombai, kaip jas išvalyti. Natūraliai. Natūraliais būdais, būtent natūraliais būdais. Tai mes kalbam apie būtent Young-Living eterinius aliejus ir mes visą laiką juos naudojam ištikus visokioms gyvenimo situacijoms. Tai ta situacija buvo tokia ir rekomendavai pati man Wintergreen, lemon citrino ir šlamutį Helichrysum. Ir dar Ninja Red sultis. Tai vat visą šitą aš išsiklausinėjau, pasidomėjau ir jau kai vyras buvo visiškai nevilty, vyrai nebūtų vyrais, jiegi laukė iki paskutinio momento, atėjo pas mane, sako, tai jau dabar duok ką nors. Tai vat parvežiau lauktuvių iš Amerikos receptą. Pasidalinau ir aišku, nesilaikė jisai tenais jau labai tiksliai to darė, bet darė nuolat, kiekvieną dieną jisai su savimi dirbo. Tai buvo tepimas Wintergreen, kiekvieną mielą dieną. Tai buvo rytinis gėrimas, pusė citrinos sulčių su porą lašų citrinos eteriniu aliejum į vandenuką ir šitą išgerdavo ir susilašindavo po liežuviu šlamutį. Tai va, tą šlamutį jis tikrai lašino kasdien arba net porą kartų per dieną. Bet tai jau buvo jo kaip ir ritualas ir jisai tą tikrai darydavo ir Wintergreen tikrai tepdavo. Ninja Red jis taip išgerdavo pripuolamai, o citriną jau kiekvieną rytą aš jam paruošdavau, kad jisai išgertų. Na ir po kokių 3 gal net
mėnesių į tokio darbo, taip, tai buvo kasdieninis darbas, Mm. jisai vėl nuėjo pasidaryti tyrimą. Tai reikėjo pamatyti jo akis, kai aš grįžau namo. Jo akis buvo kaip puodeliai. Sako, jisai man sako, haltūra nuplaukė. Sakau, kokia haltūra? Nu, sako, operacijos chirurgai nebegalės daryti. Sakau, kodėl? Tai kad sako, trombo nebėra. Tai vat, nu, taip tarsi koks, nežinau, stebuklas, bet kaip ir natūralus procesas, kai rūpinėsi savimi ir kasdien užsiemi tam tikrais dalykais, kad tau būtų geriau savo sveikatos labui. Tai va tokia mūsų istorija, kad vartojant virš 2 mėnesių šlamutį Wintergreen ir lemon ir atsigeriant Ninja Red sulčių karts nuo karto išsivalė kraujagyslės. Nuostabu. Tai aišku, žinant eterinių aliejų biochemiją ir ypač tuos parinktus eterinius aliejus, kitaip ir negalėjo būti, nes mes žinom, kad Wintergreenas, šliaužiančioji bruknolė turi savo sudėtyje natūralių metilsalicilatų. Tai ką tai daro? Tai reiškia skystina kraują. Buvau kažkur skaičiusi savo užrašuose dar berods Harvardo universiteto, ten tyrimai buvo, kad šliaužiančioji bruknolė 40% yra efektyvesnė už aspiriną. Tai Natūralioj sudėty eterinių aliejų. taip, Būtent. natūralūs, Natūralioj cheminiai sudėty. Ne išskirta atskirai ta taip, sudedamoji dalis, o veikianti bendrai. taip yra biochemija, kuri taip veikia, tai reiškia skystina kraują. O apie šlamutį, tai čia galim ditirambus giedoti. Žinom, kad ir kraujotako sistemai, ir odos sveikatai, ir mūsų kepenim, ir toksinus, ir cheminės medžiagas išvedant helatuoja iš mūsų organizmo, kaip sunkiuosius metalus. Įsivaizduojat, koks veikimas šlamučio? Turi tokią molekulę, prikabina ir išveda sunkiuosius metalus. Ir nervus regeneruoja. Ir žinant, kad turi antikoaguliacinių savybių, taip pat antimikrobinių ir kraujotaką gerinančių savybių. Tai reiškia, kad gali, ne tik gali, bet mes savo jau aromą patirtį suprantam, kad taip ir veikia, ar ne? Tai mažina trombų susidarimą, tai reiškia skatina kraujo skystėjimą ir tai padeda to sąstovio tokio išvengti ir mikrocirkuliacija pagerėja. Ir šlamutis ypač naudingas, kada kažkokie sumušimai, hematomos, po operacijų kažkokių tai, žodžiu, ir uždegimai, ir patinimai. Ir dabar va dar prisiminiau istoriją iš savo sūnaus, bet aš savo Romą bendruomeniai buvau apie ją minėjus, bet prie šitos istorijos labai tinka, kai sūnus patyrė traumą ten su motociklu, žodžiu, susitrenkė koją ir ant kaulo, va, nu, va tokia hematoma, va, guzas. Ir, nu kaip hematoma, aš jau žinau dabar, kad ten buvo hematoma, bet pradžiai tai įtarimų visokių, gal lūžis, gal kas, tai nuvažiavom, ištyrėm, nu, pasirodo hematoma, kraujo krešulys, aišku, prirašo mum vaistų ir sako, 2 savaitės, tai tikrai nesitikėkit jokio pagerėjimo, nes, nu, tai tiesiog taip yra ilgas procesas, kol ten viskas išsivaikščios. Bet jeigu jau ten po 2 savaičių jum nepagerės, tai tikrai prireiks chirurgo pagalbos. Na, aišku, aš grįžus namo, įsistudijuoju ten tų visų receptų sudėti internete. Aišku, pradžiai neperkam, galvoju, aš turiu savo vaistinėlę, turim visas veikliasis medžiagas, tai tiesiog pati padariau receptą, aišku, įtraukiau būtinai šlamutį, sudėtis buvo dar paturbinta, tokia vat kaip panovai, jeigu žinote, ne, Roma visi bendrakeleiviai. Ir ką jūs galvojat? Nepraėjo, aš nepameluosiu, nepraėjo nei valandos laikotarpį atslūgo šitas guzas. Tai ką tai reiškia? Išsivaikščiojo, viską ištirpino. Nu, tai aš nesakau, kad ten iki pat galo, bet mes ten 3 dienų laikotarpį visiškai buvom, tik tai ten kažkokie nubrozdinimai ar kažkas. Tai vat,
toks šlamučio veikimas. Tai yra nuostabu. O dar jūs pridėjot ir citrusus. O citrusai žinom, kad citrusai detoksikuoja, valo mūsų organizmą nuo visokių naftos likučių, petrolatų, ftalatų, ką mes privalgom, dažikliai, kvapikliai. Ir aišku, taip agresyviai skamba, kad citrusai taip veikia, kad valo ten kažkokius gumos likučius, ar ne? Monika, pati turbūt patyrei kažkur tai ten kokie lipdukai, citrinos eterinė aliejų. Tai lygiai taip pat poveikis tai mūsų organizmui, bet tai yra biochemija, eteriniai aliejai taip veikia, tirpina, išveda. Tai va tas kasdienis toks mini ritualas gali labai labai prisidėti prie mūsų geresnio būvio, geresnės sveikatos ir sveikumo, ar ne? Tas mini ritualas gali prisidėti ne tik tai prie mūsų fizinės geresnės sveikatos, bet gali labai daug prisidėti prie mūsų vidinės ramybės. Nes kol mes pasiemam eterinį aliejų, pakvepuojam, palaikom, jį patepam ant savęs, tas sustojimo momentas, ko ypač trūksta šioje dienoje, kai visi lekia, sparnus pakėlė, kad tik tai suspėtų visur, tas sustojimo momentas ir padėka Dievuliui už tą kūną ir už tą sielą, kuri gyvena šitame kūne, tai irgi prisideda, aš manau, labai 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 stipriai prie mūsų šitos visos aroma vaistinėlės veikimo. Taip. Bet čia pirmiausia, aišku, sąmoningumas, dėmesys savo, ar ne tiek, kiek mes dėmesio norim savo skirti. Taip, tai yra kasdienis darbas, jeigu jau ištinka kažkas, tai, tai negalima lyginti su jokiais vaistais ir su jokiom tabletėm. Tai tiesiog yra, kaip aš sakau, ritualas, tu tą atlieki kasdien ir paskui iš kurgi tas stebuklas, koks čia ir stebuklas, jok čia nestebuklas. Tiesiog taip veikia gamta, taip gamta padeda žmogui gyventi, juk mes irgi esam gamtos dalis. Tikrai. Mūsų organizmas pažįsta, kas tai yra. Tik tai mūsų protas taip truputėlį sako, čia dabar duok man tabletę, kuri man padėtų dabar čia tą pačią sekundę, bet taip, nebūna. Simptomą galima numalšinti, o paskui vargsim dvigubai. Taip, dar tik priduriant, ar ne, kad veikia ir mūsų emocinė sveikata. Tai jeigu dar atsisukant į šlamutį, tai šlamutis veikia mūsų tas psichomocijas, tai reiškia padeda paleisti visus senas tokias įstrigusias emocijas. O tos įstrigusias emocijos neprisideda prie mūsų kraujotakos, tai reiškia, jos gali būti susijusios, ar ne, su tom kraujotakos problemomis. Tai tiesiog pravartu naudoti. Dar labai iš tikrųjų aš šlamutį myliu ir odos sveikatai. Čia truputį buvo toks hormoninių pokyčių metu, kai nuėjau pas tokiai veido procedūrai gavau dovaną ir nuėjau ir sako, tau truputį kuperozė. Galvoju, kas ta kuperozė? Žinai, kas žino, tai žino tokia oda, tokia lyg tokia, kaip atrodo, kaip pabrinkus, nepabrinkus, net nemoku papasakoti, tokia kaip. Ir galvoju, tai kas čia dabar man galėtų? Šlamutis. Tai žinokit, labai greitai šlamutis, jis tiesiog, sutvarkė, sulygina. Matyt, irgi čia priklauso nuo to, kad kraujotakos kažkokie tai sutrikimai mano kūne buvo ir viskas pasimatė ant veido. Tai atrodo, tokia menka procedūra, mes galim prisidėti, ar ne, tarkim, savo kažkokios aroma grožio procedūras, įlašinant šlamučio, jau prisidėsim ir prie mūsų visos sistemos, ne tik tai prie mūsų odos. Tarp kitko, prisiminiau dar vieną istoriją, jeigu kalbant apie odą ir šlamutį, tai būnant Kroatijoje, šlamučių ūkyje, kaip tik gavau dovanų buteliuką šlamučio iš jų. Tai buvo nuostabi dovana, bet kas įdomiausia, kad mano dukra tuoj pat tą dovaną išbandė, nes jinai išsimaudė jūroje ir jos kūną visą išbėrė.
bet visas kūnas buvo išbertas. Tai, nu ką, aš rankose laikiau kaip tik tą šlamutį, sakau, imi ir tepi. Ir jinai iš tikrųjų išsitepė visą tuo šlamučiu. Ir iš ryto atsikėlė su absoliučiai švaria oda. Absoliučiai, visiškai švaria oda atsikėlė vaikas. Tai vat man buvau jau ir pamiršus šitą, bet vat, kai tu prakalbai apie odą, tai aš prisiminiau, kad, vienu žodžiu, tų istorijų tiek, tiesiog, kad jos kažkur nusėda. Tai va, dėl Labai tos, smagu, kai galim pasidalinti. Jo. tai va, dėl tos priežasties ir tave šiandien kalbinu. Ačiū dar, Taip. kad tu sutikai. Ačiū tau, David. Na. Tikrųjų esu labai dėkinga, nes daug istorijų, tiesiog mano kasdienoje tikrai labai daug istorijų, tokių, kur tikrai įrašius kažkam tikrai būtų pagalba, ar ne, paklausius ir ar patikėjus, ar nepatikėjus, bet jos nusėda ir žmonės tiesiog nelabai drįsta kalbėti kamerą, ar ne, dalintis. Na, Žinai, kas man labiausiai patinka, kad tu gali tikėti, tu gali netikėti, tu gali iš vis reikia. tenais, bet pasiimk, pasitepk, bent savaitę panaudok ir liks išsižiojęs, kaip taip gali būti. Nu, gali tai būti, bet reikia naudot. Taip, Taip. esu sutinku. Tai kągi, miela Monika, tai manau, kad šiandien ilgai neužsitęsim, mes neplėtojam ilgos temos, tiesiog pasidalinimo. Tai kaip visada Taip. visiems sakau, tiesiog imkim ir naudokim gamtos įrankius, kurie padeda puoselėti mūsų sveikatą. Tai dar kartą dėkoju Tikrai. tau, Ačiū, David. dėkinga, iki miela Monika. Iki.